Labas, esu Lina ir kaučerė ir todėl 2 valandą kviečiu į tavo susitikimą su pačiu savimi. Kodėl svarbu susitikti su savimi? Todėl, kad nuolatinėme skubėjime ir taip greitai besikeičiame pasaulyje, mes vis labiau prarandame ryšį patys su savimi. Tiesiog neigiamos emocijos, įtampa, nerimas, stresas ir pirmi turbūt geriausiai rodikliai parodinantis, kad pats laikas susitikti su savimi. Ir susitikti su savimi yra svarbu dar ir todėl, kad kaip geriau pažįstame save, savo emocijas ir savo elgesį, kuo geriau pažįstame, tuo geriau galime valdyti savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų žinojimas šitų situacijų suteikia mums ne tik tai daugiau laisvės, bet ir tam tikrą saugumo jausmą. O pasitikėjimas savimi ir jo stiprinimas mums leidžia geriau ateityje toleruoti įvairias neaiškias situacijas, valdyti nerimą, stresą ir konfliktus. Todėl šita valanda laiko bus skirta tavo susitikimui su savimi. Ir mes kartu, mano padedami, leisimės į savęs pažinimo kelionę. Tu galėsi geriau suprasti ir pažinti save. Mes žvelgsime ir ieškosime atsakymų į tave neraminančius klausimus ir bandysime juos pasižiūrėti kažkiek kitaip. Kitaip nei visada, kažkokiu kitu kampu. Tarsi kaip ir apie tą patį, bet kitaip. Ir tai padės mums atverti, galbūt kartais ir nebus tai ne toks įprastas ir galbūt kažkiek nemalonus tas mūsų požiūris ar pamatymas, bet tik tai atveria duris į pokyčius, į sveikimą, į laimingesnį gyvenimą. Ir tas pasižiūrėjimas į save, savęs analizė, pažinimas ir suvokimas, jisai ir mums padės atrasti būdų, kaip mes galime ateityje padėti savo. O automatiškai, kai mes galime ir žinome, kaip galime padėti savo, mums tos situacijos nebekelia tiek daug nerimo, neaiškumo ir nesusipratimo. Nes turbūt pats supranti, kad dažniausiai mums nesaugumą, nerimą ir stresą kelia tai, kada mes nesuprantame, kas su mumis vyksta ir kodėl vyksta ir kodėl mes nieko negalime pakeisti arba mums atrodo, kad negalime pakeisti. Tai va tas pamatymas ir kito požiūrio pastebėjimas, suvokimas ir mūsų požiūrio plėtimas, pažvelgimas į situacijas kažkiek kitaip labai keičia gyvenimo kokybę. Ir pati esu išgyvenusi ir tą patį nerimą, stresą ir netgi depresiją. Ir iš tikrųjų nenorėjau eiti tuo trumpesniu keliu ir rinktis vaistų, bet ieškojau būdų, kaip galiu padėti savo. Ir iš tikrųjų nėriau savo tą savęs pažinimo, analizės ir suvokimo kelionę ir ieškojau būdų, kaip padaryti mano gyvenimo gražesnį, kokybiškesnį. Ir todėl tikrai žinau, kaip tu jautiesi ir kaip gali jaustis. Tai kaip žinau, kokia buvo mano būsena ir kaip jinai gali pasikeisti ir kaip tai pakeičia gyvenimo kokybę ir santykį ne tik mano su savimi, bet ir su kitais. Ir aplamai, kaip pasikeičia pačio gyvenimo kokybė. Tai žinoma, kad negaliu norėti, kad ir tavo gyvenimo kokybė pasikeistų. Nes to negali įvertinti ir palyginti su niekuo iš tikrųjų. Todėl savo kaip ir tikslą ir uždavinį laikau, kad ir tavo gyvenimo kokybė pasikeistų. Ir tavo akis taptų labiau spindinčios ir tavo nuo veido nedingtų šypsena. Ir tu skleistum tą savo vidinę stiprybę ir jėgą iš tikrųjų, nes turbūt pats žinai, kad mes atėjome į gyvenimą, kad džiaugtumėmės juo, o ne tai, kad mes egzistuotume ir kankintumėmės. Todėl labai kviečiu į studiją Lavita, į šitą kompleksinę procedūrą. Ir kada po pasiplaukimo, po plūduriavimo galėsime mes susitikti
su savimi ir taip keisti savo gyvenimo kokybę. Kiek susitikimų mums prireiks, atsižvelgsiu tai, kokias tavo patirtis, kokius jausmus ir tavo būseną vidinę, ir galėsime kartu nuspręsti, kiek susitikimų mums reikės, kad pasimatytų realūs pokyčiai tavo gyvenime. Tai tada iki susitikimo studijoje Lavita. Lina čia buvo.